Nuo 2026 metų keičiasi mažųjų bendrijų mokestiniai žaidimo dėsniai. Jei turi MB arba planuoji jas steigti, prisės 10 minučių. Šis video gali padėti išsaugoti tai, ką uždirbai arba ketini uždirbti. Aš esu Elvyra, finansų baba, konsultuoju smulkųjį verslą mokesčių klausimais. Ir šiandien trumpai papasakosiu, kokie mokesčiai laukia mažųjų bendrijų nuo kitų metų. Pradėkim nuo geros žinios. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos naujai įkurtoms mažosioms bendrijoms ar kitiems juridiniams vienetams bus taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas ir taip net 2 metus. Jeigu žinoma, atitiks tam tikras sąlygas. Tai kam taikomas tas nulinis pelno mokesčio tarifas? Tokiems vienetams, kurių metinės pajamos neviršyje 300 000 eurų, visos akcijos priklauso fiziniams asmenims, čia UABams, su MB kaip ir aišku, MB nariai gali būti tik fiziniai asmenys. Veikla nėra sustabdoma, bendrija nelikviduojama, nereorganizuojama, o MB dalių neperima nauji dalyviai. Kitaip tariant, jei steigiesi kaip fizinis asmuo, dirbi stabiliai, nesivaikai schemų, turi šansą 2 metus pelno mokesčio visai nemokėti. Po tų 2 metų, jeigu vis dar atitinki sąlygas, bus taikomas lengvatinis 7% pelno mokesčio tarifas. Bet labai svarbu, jeigu tu ar tavo šeimos nariai turi daugiau kaip 50% akcijų dalių kitose įmonėse, arba jeigu jūsų bendra apyvarta viršyje 300 000 eurų, šita lengvata nebetaiko. Čia valdžia bando užkirsti kelią dirbtinam smulkinimui, kai įkuriama daug įmonių, kad kiekviena atskirai gautų lengvatas. Na, o visi kiti juridiniai vienetai, kurie veiklą vykdo jau ne 1 metus arba nepatenka į tą lengvatos eilutę dėl nulinio ar 7% pelno mokesčio, 2026 metais mokės standartinį 17% pelno mokesčio tarifą. Tiek trumpai apie pačius juridinius asmenis ir jų pelno mokesčius. Dabar keliaukim toliau ir pasižiūrėkim, kiek 2026 metais kainuos išsimokėti pajamas iš mažosios bendrijos. Pradėsim nuo netai populiarios išmokų rūšies, tų, kurios prilyginamos su darbo santykiai susijusioms. Kaip žinai, MB narys negali pats dirbti pagal darbo sutartį savo mažojoje bendrijoje, bet jeigu nori socialinių garantijų, stažo pensijai, ligos, pašalpų, motinystės ar tėvystės išmokų, turi išsimokėti savo išmokas su 02 pajamų rūšies kodu. Tai kas keičiasi nuo 2026? Beveik niekas. Sodros įmokos skaičiuojamos nuo 50% išmokėtos sumos, GPM 20% nuo visos išmokėtos sumos. Svarbu žinoti, kad jeigu MB narys per metus gauna iki 36 VDU, o tai 2026 metais bus 82 962 eurai, įskaitant visas pajamas ir išmokas iš MB ir darbo užmokestį, jei jis dar kur nors dirba, tai viskas paprasta GPM 20%. Bet jeigu perlipi 36 VDU ir pasieki iki 60 VDU pajamas, tai būtų apie 138 000, tai ta dalis, kuri viršyje 36 VDU, jau bus apmokestinama 25% GPM tarifu. Tai toks tas žaidimas, kuo daugiau uždirbi, tuo didesnis GPM tarifas nuo perteklinės sumos. Bet gera žinia, sodros įmokos nuo visos sumos vis tiek neskaičiuojamas, tik nuo pusės. Kadangi minėta išmokų rūšis nebuvo itin populiari, tai populiaria tapti jai panašu jau ir nelemta. Dabar pakalbėkime apie itin populiarią išmokų formą pagal civilinę paslaugų sutartį. Iki šiol daug MB narių rinkdavosi šitą būdą, nes tokios išmokos keliauja į sąnaudas ir mažina pelno mokestį. Bet nuo 2026 metų šitas bus gerokai mažiau patrauklu. Valstybė uždeda apynasrį. Kaip tai atrodys praktiškai? Jeigu MB narys negauna jokių kitokių pajamų, kurios būtų apmokestinamos 15% GPM tarifu, pagal CPS jis galės išsimokėti iki 12 VDU per metus. Tai būtų apie 27 654 eurus. Nuo šitos sumos mokės 15% GPM. Čia kalbu tik apie GPM. PSD įmokų dabar specialiai nevertinu. Tačiau jeigu šalia šitų įmokų turi dar ir kitokių pajamų, reikalai komplikuojasi. Pavyzdžiui,
Esi MB narys, gauni pajamų iš nuomos, bet neturi verslo liudijimo. Parduodi nekilnojamąjį turtą ar automobilį brangiau nei pirkai, arba tarkim Vinted per metus surenki virš 2,5 tūkstančio eurų pajamų, tai viskas sukrenta į tą patį katilą, kur taikomas 15% GPM tarifas. Jeigu visa tai viršė 12 VDU ribą, nuo perteklinės sumos GPM gali būti jau nebe 15, o daugiau 20, 25 arba 32. Todėl prieš išsimokant pagal CPS nuo 2026 labai verta pasiskaičiuoti, ar tikrai tau tai naudinga. Ar nebus taip, kad teks mokėti daugiau nei tikėsi. Kad būtų aiškiau pavyzdys, tarkim, tu MB narys ir nori 2026 metais išsimokėti 20 000 eurų pagal civilinę paslaugų sutartį. Kitų pajamų, kurios apmokestinamos 15% GPM tarifu, neturi. Viskas paprasta, visa suma telpa į 12 VDU, tai apie 27 654 eurus. Todėl nuo 20 000 eurų mokėsi 3 000, tai yra 15% GPM. Šita suma keliauja į sąnaudas ir dar mažina tavo MB pelno mokestį. Viskas labai tvarkoj, bet dabar pažiūrim kitą situaciją. Tarkim, vis dar nori išsimokėti tuos pačius 20 000 eurų pagal CPS, bet šalia dar turi papildomų pajamų. Tarkim, 10 000 eurų gavai iš NT nuomos, bet be verslo liudijimo. Bendra suma 30 000 eurų. Ji viršyje tą 12 VDU ribą ir iškrenta iš lengvatinio 15% GPM tarifo. Nedidelė suma 2,5 tūkstančio eurų. Ir ta dalis gali būti apmokestinta jau nebe 20-25, bet net ir 32% tarifu, priklausomai nuo to, kokios bendros metinės tavo pajamos. Tai štai kodėl nuo 2026 metų civilinės paslaugų sutartys bus nebe tokios lankščios, teks labai aiškiai planuoti ir sekti savo bendras pajamas, netgi pagal jų rūšis, kad nenukentėtų mokesčių prasme. Pradžioje minėjau apie pelno mokesčio lengvatą pirmus 2 metus nuo juridinio vieneto įkūrimo. Ir tai ir ne veltui. Panašu, kad kai kam nuo 2026 metų teks pagalvoti apie naujos mažosios bendrijos steigimą vien tam, kad galėtų dar 2 metus pasinaudoti tuo nuliniu pelno mokesčio tarifu. Ir ką tada daryti? Ogi kaupti pelną ir išsimokėti jį dividendais. Nes atkreipk dėmesį, dividendai, net jei jų būtų, 1 500 000, nepatenka į progresinių mokesčių katilą. Kitaip nei išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį ir kitos 15% GPM tarifo apmokestinamos pajamas. Dividendams vis dar taikomas fiksuotas 15% GPM tarifas, nepriklausomai nuo to, kiek tu jų išsimoki. Ir čia atsiveria niša tiems, kurie planuoja veiklą į priekį. Pasinaudoji pelno mokesčio lengvata 2 metus, o išsimokėjęs dividendus nei progresinio tarifo, nei papildomo galvos skausmo. Aišku, čia svarbu žiūrėti ir į sąnaudas, ir į veiklos testinumą, socialinės garantijos taip pat ne paskutinėje vietoje, bet tendencija aiški. Pelno paskirstimas taps viena patraukliausių išmokų formų, ypač tiems, kurie planuoja veiklą strategiškai ir nori sumokėti mažiau mokesčių legaliai. Ir dar viena mintis pabaigai. Jeigu planuoji artimiausių metų parduoti nekilnojamąjį turtą, ypač su pelnu, galbūt verta pagalvoti apie sutuoktinio įtraukimą į pajamų pasidalymą. Kaip tai padaryti teisėtai ir mokesčių požiūriu efektyviai, jau visai atskiro video tema, todėl jei tau įdomu, parašyk komentaruose ir tikrai padarysiu apie tai atskirą įrašą. Nes smulkmenos čia gali kainuoti ar sutaupyti labai daug. O kur dedam tuos sutaupytus ar išsaugotus pinigus? Žinoma, įdarbinam. Todėl kviečiu pasinaudoti šio video rėmėjo pasiūlymų, nuorodą rasi video aprašyme. Prisijungus per ją nemokamai gauni papildomų bonusų, prieiga prie daugiau nei 1 milijono skirtingų investavimo instrumentų. O kai jau 2026 metais spręsi, kokias išmokas išsimokėti iš savo mažosios bendrijos, galėsi išnaudoti ir investicinės sąskaitos bonusus. Gal kažkada investavimas atrodė sudėtingas, bet šiandien tam tai reikia 15 minučių ir šiek tiek drąsos. Nežinai, nuo ko pradėti? Užsiregistruok per tą pačią nuorodą. Tai tikrai paprasčiau nei gilintis į visus naujus mokesčių pakeitimus. Ir nepamiršk, pajamų gali turėti ne tik iš juridinio vieneto. Jei dar neturi patirties, pradėk nuo ITF fondų. Arba užsuk į Financial Lithuanians kanalą, kur rasi daugybę praktinės informacijos. Žiūrėk, ilgainiui tavo pinigai pradės dirbti už tave.
Ir gal net daugiau, nei dabar įsivaizduoju.